Dabar parodysiu, kaip pašalinti raudonas akis, ogi labai paprastai. Pirma, pasižymėkit tą vietą. Bus kompiuteriui mažiau darbo ir mažiau šansų klaidom. Tada filtrai, pagerinimas, raudonų akių pašalinimas. Taukšt, pasižiūrėjot paveiksliukų, tinka, mat lūpas užkabina. Atsisakyti. Žymim iš naujo. Filtrai, pagerinimas, raudonų akių pašalinimas. Žiūrim paveiksliuką, viskas gerai, ko nereikia neužkabina. Slenkstį galim dar padidinti. Nosį kabina, negerai, mažinam, tvarkoj. Dar nosį kabino. Nukabinam, viskas. Gerai. Viskas. Ctrl A, pašalinam. Jeigu taip gražiai nepavyksta, tada paprasčiausiai pasimkite juodą teptuką ir nusipieškit. Tik neužmirškit paskui į akį po bliką baltą įdėti. Taukšt. Na va, nes be bliko akis atrodys negyvus. Jeigu nori, dar galite akių spalvą perdažyti. Susikurkit naują sluoksnį. Gerai. Padarykit jam, sakykime, veiksena perdengimas. Spalvą, sakykime, padarom jam, pavyzdžiui, va tokią. Gerai. Dabar bandom spalvinti, žiūrėsim, kas gaus. Čia aplyginti reikia. Nu, žiūrim. Prašom, laumiukas, tiek apie raudono akių pašalinimą.